Mes esame pasirengę tiesioginiai konfrontacijai su Rusija? Mes esame. Manau, kad tai, ką padarėme prasidėjus karui, buvo kovinės grupės palei rytinį flangą. Turime 4 šiaurėje, 3 Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Tai sustiprintų priešakinių pajėgų kovinės grupės. Dabar vadovai Madride nusprendė sukurti dar 4 kovinės grupės Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Iš esmės sustiprinti šias kovinės grupės, padaryti jas šiek tiek didesnės, suteikti joms šiek tiek daugiau ugnies paramos ir geresnių šaudmenų bei kitų atsargų. Taigi, manau, kad tai svarbi žinia rusams. Tai, kad mūsų pozicija pasikeitė ir mes rodome jiems, kad esame pasirengę, jeigu jie sugalvotų pulti NATO, ir tai yra raudona linija. Jeigu yra kokia nors raudona linija, tai kai rusai peržengia mūsų NATO teritorijos ribą. Manau, kad sakėte, jog esame pasirengę didinti mastą, tačiau tam reikės skirti šiek tiek dėmesio. Manau, kad tai buvo jūsų išsireiškimas. Ką turėjote omenyje? Sakiau, kad kalbant apie pramonės pajėgumus, gynybos pajėgumus, manau, kad tai, ką matome abiejose pusėse, yra didelis amunicijos naudojimas. Sunaikinama daug transporto priemonių, tankų, orlaivių. Yra daug dalykų, kurias turi įsigyti abi pusės, norėdamos tęsti kovą. Tai yra reikalingas priemonės ir amunicija. Taigi iššūkis abiems pusėms yra tas, kad pramonės šakos, gynybos pramonės šakos vakaruose ir Rusijoje turi didinti gamybą. O mes iš esmės turime ekonomiką, kuri remiasi tik tiek, kiek reikia esamų laiku. Viskas, ką mes vakaruose darėme, buvo grindžiama šią idėją pastaruosius 25 metus. Tačiau turėti atsargų nėra protinga, nes tai yra necirkuliuojantys pinigai. Taigi dabar, jei užsisakote automobilį, jis bus pradėtas gaminti tik po to, kai jį užsisakysite. Taigi mes kalbame apie tai, kad jeigu aš sunaudoju daugiau šaudmenų nei maniau, tai juos reikia paimti iš atsargų. Taigi jūs kalbate apie atsargas, kalbate apie dalykus, kurie yra ne todėl, kad jums jų būtinai reikia, bet kai reikia, jų reikia labai, nes intensyvėja kovos mūšių lauke. Ir mes matėme tą patį per pandemiją su medicinos įranga ir įrenginiais. Taigi, mums reikia didinti gynybos pramonės gamybą. Ir dabar vis dažniau apie tai diskutuojama valstybėse. Tačiau gali prireikti nustatyti tam tikrus prioritetus. Kalbant apie tam tikras žaliavas, tam tikras gamybos įrenginius, kurie reikalingi gynybos kariniai pramoniai, o ne civiliniai gamybai. Juk žinote, kad per pirmuosius 4 metus Jungtinėse valstijose Antrojo pasaulinio karo metais Fordo gamyklose buvo gaminami ne civiliniai automobiliai, o tik kariniai technika. Taigi, kalbu apie tai, kad turime diskutuoti apie prioritetų nustatymą ir tam tikrą prasme tai yra kalbėjimas apie karo laikų ekonomiką, tačiau taikos metu apie tai kalbėti, žinoma, sudėtinga.